Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Senokai matėmės, pagalvojau padarysiu video. Tai ką veikiam. Nes kai kurie klientai skambina ir klausia, ar dar vykdot veiklą. Jeigu tokie kyla klausimai, tai reikia jums kažką parodyti. Planas toks. Turim pirmą patikrą Opel Astra 2019 metų 12 mėnesio. 1.6 dizeliuk. Automobilį nustatyti, ar keista grandinė ar ne. Bet įdomus dabar dalykas, nes pardavėjas sako, kad keitė, turim išsiaiškinti. O mes žinom kaip. O jūs žinot, nes čia yra esminis dalykas. Tiem varikliam labai dažnai genda grandinės. Tad į Lietuvą būna atgabenami su grandinių defektu. Ir kartais būna gerai pakeista, o kartais ant pardavimo. Ta dalyką irgi reikia nustatyti, kad ir kaip tai yra sunku, bet įmanoma. Tada širdelė mažytė, negalinga, bet yra. Taigi atsakymas, grandinė yra tikrai keista. Daugiau pasitikrinom kėbulą, nedažyta nei viena kėbulo detalė metalinė, didelis pliusas. Varom dėrėtis kainą, susižiūrėti dokumentus ir daug šansų, kad imsim tą automobilį. Taigi, baigta patikra, nustatyti defektai. Priekinio amortizatorių apsauginės gumos, galiniai stabdžių diskai ir kaladės, smulkus defektai atsižvelgiant į automobilio metus ir ridą. Tad ėjom dėrėtis dėl kainos ir po valandos laiko dėrybų dokumentai pas mus, automobilis perkamas. Klientei tinka. Klientė prašo, kad paruoštumėm eksploatacijai automobilį, užregistruotumėm ant savo įmonės, priregistruotumėm lietuviškais numeriais ir pristatytumėm tiesiai į namus. Rankpinigius gavom, perkam automobilį, varom į servizą, po to į privalomąją techninę apžiūrą ir po to į regitrą. Ir dar po to į Vilnių tiesiai pas klientę į kiemą. Kaip tik, tai va, esam technikinį, po serviziuko, diskai blizga, gražus kaip nauji. Amortiko apsauginė guma pakeista. Nu ką, persižegnojam ir einam. Viskas, praėjom technikinį, varom į regitrą, užregistruojam ir laukiam šeštadienio. Vešim automobilį tiesiai klientai. Taigi, esam regitrai, einam išimsim lietuviškus valstybinius numerius, dokumentus, kad nereiktų klientai papildomai varyti stovėti eiliai ir laukti čia tų ekspertizių atsakymų. Viskas, turim dokumentus, dedam, lekiam. Viskas, Opel Astra pristatyta klientams į namus. Išrašyta 10 000 km garantija arba metų laiko. Puikiai paruoštas automobilis eksploatacijai. Tepalai, filtrai pakeisti, grandinė pakeista, galiniai stabdžių diskai ir kaladės nauji, amortizatorių gumas taip pat pakeitėm, kad nereiktų keisti ir pačių amortizatorių, nes truputį buvo įplyšę. Viskas padaryta be jokių rimtų vargų klientams. Pasakė, ko nori, suradom, parašėm eksploatacijai, pristatėm į namus. Išrašėm garantiją. Nebutaforinė, kaip ir pas daugelį perpardavinėtojų suteikėm garantiją, ten parašyta, kad iš tikrųjų galima išsisukti iš tos garantijos. Mes normalią suteikėm. Suges, suremontuosim savo servizą. Tai viskas. Paliekam Opeliuką pas naujus šeimininkus. Važiuojam žiūrėti BMW M4. Jeigu norit pamatyti video, žiūrėkit iki galo.